Kretingos rajone Gargždelės kaime esanti Orvidų sodyba smalsuolius traukia jau beveik 50 mečius. Tuomet į šią sodybą žmonės plūdo nešini senais nukeliamų sodybų atributais, norėdami juos išsaugoti. Dabar norėdami išvysti tai, ką per tiek metų Orvidams pavyko iš jų sukurti. Ta sodyba čia yra lankoma jau seniai, nes čia ir rusų laikų prievarta, čia buvo, reiškia, kaip priešintas rusų sistema, rusų valdžia, prievarta, priespaudata, kuriama buvo toks tautos dvasios šaltinėlis, reiškia, taip ir įvardins ir broliai Viliaus. Reiškia, kad gelbėjama visa, kas buvo greunama, visas sodybas, kur vežė, ardė, reiškia, melioracijos laikas norėjo visus sunaikinti, visą šaknis lietuvybės. Brolis, tėvoks ir gelbėjo to visą, reiškia, tas visas senelių, prosenelių, lietuvių šaknis, visus tos, kad kuo daugiau liktų to sodybo. Ir akmenys, ir ąžuolus, ir kas tik buvo į sodybą, viskų čia tempė. Dabar Orvidų sodyba laikoma unikaliu moderniojo, sakralinio ir mistinio meno muziejumi po atviru dangumi, tačiau sovietmečio Orvidai turėjo slėpti savo sodyboje kaupiamas relikvijas. Kaip į pastatą kryžių kokį ar prisikėlimo Kristų kokį atvažiavau, tai jau pat, nes čia visi ant lauko buvo, matoma vieta, tai jau atvažiavau ir leip nugriauti, tokie, nu kaip visą laiką tokie įtampo gyvenom, saugodavom, kad kas atvažiuotų, kad slėpdavos, tėvoks visko uždengdavo, nes jums atėdavo, kaip koks kyts, broli dengė, žinai. 4 hektarų ploto trikampio formos sodyboje daugiausia sukaupta religinės krypties akmens meno kūrinių, sukurtų paties sodybos puoselėtojo akmentašio Viliaus Orvido rankomis. Žmonės tą dvasią ir sužavė iš tikrųjų, ir mes stengiamos, kaip Vilis jau sakė, kad ir tų žolių tik nepjauti, kaip gamtą, kad daugiau, kaip palikti, kaip gėlelės, to dvasiai išlaikyti, kur aug gėlės, visus lauką gėlelės, ko palikti daugiausia, nenuskusti taip ir į tai medę suauga, dabar buvo jau kaip parks toks ir visi tos stiprybės, tos pasisemi, tos dvasinės stiprybės, nes kiekvienas akmenėlis to skleid savo energijai, čia ir sėd žmonės ir būni, sakau, suraskit to akmenėlį tinkamą jums savo. Orvidų sodyba muziejumi dabar besirūpinanti Palmira Orvidaitė sako, kad apie šią vietą negalima spręsti išvydus vos vieną kitą akmenį. Čia reikia atvažiuoti ir pačiam išvysti jos brolio sukurtas kompozicijas ir jų visumą.